folkloras gal tai yra toks kaip atskiras gyvenimas, atskiras pasaulis. Tai kadangi aš visą kaip ir gyvenimą esu folklore, tai turiu du gyvenimus. Vieną, kur tu dirbi, mokaisi ir būni su draugais, o kitą, kur yra folkloras ir tu ten viską darai taip pat, bet folklore. Tai folkloras duoda viską. Tu išmoksi bendrauti ir su bendramžiais, ir su vyresniais, nes tu su jais būni, visur keliauji. Beveik kasmet keliaudavom į folkloro festivalius užsienyje. Tai pamatydavau ne tik pačią šalį, bet ir to šalies kultūrą, folklorinius šokius, dainas. Tai tas suvokimas realiai viso pasaulio, visos aplinkos per folklorą jis formavosi tikrai lygiagrečiai, kaip kad tu mokaisi mokykloje ir būni su savo draugais, kurie yra iš mokyklos. Ansambliai, kuriuose dalyvavau, tai turbūt visi, kuriems vadovavo mama arba tėtis. Tai dalyvavau ir Žaisoj, ir vaikų folkloro ansamblyje Sauluva. Taip pat anksčiau mama ir Noreikiškių mokykloje turėjo ansamblį, dalyvavau šiek tiek ir tenai. Na ir pas tėtį Jotyje, Ringauda buvo jo ansambliai, tai teko ir juose padalyvauti ir įvairias keliones keliauti kartu. Ir paskutinis ansamblis, kuriame dalyvavau, tai buvo Alvydos Šesienės Ratilėlis. Tai irgi kelerius metus dar spėjau sudalyvauti prieš išvažiuodama iš Kauno. Folkloro daina mane lydėjo nuo pat mažiausių metų ir turbūt dar kai ir buvau pilve, tai manau, kad irgi girdėjau jau folkloro dainą. Senelis buvo klarnetu grojo, teta grojo kanklėmis, buvo kanklininkė, tai net ir ne tik tėvai, šiek tiek ir tolimesnėse giminėse taip pat yra tų muzikantų, bet taip, turbūt visas pagrindas susiformavo iš tėvų. Iš to, ką girdėjau, iš to, kur buvau. Taip pat ir močiutė nevengdavo kartais virtuvėje, pavyzdžiui, gamindama pietus padainuoti. Tai irgi tai girdėjau. 3, 3, 3 ratilėlių, 3, 3, 3 ratilėlių. Duok ir man ratilėlių, ratilėlis, ratilėlių. Duok ir man Saulenė buvo tokia įdomi mokinė, ne visai teigiama. Todėl, kad kai ateidavo į folkloro ansamblį parepetuoti kartu su maniškiais vaikais muzikos mokykloje, tas folkloro ansamblis Sauluva vadinosi, dar kokia buvo trečiokė, ketvirtokė, tiek ten kankindavo mane dėmesio norėdama, o kokioj 8 klasiai jinai kartą priėjo prie manęs ir sako: mama, tu visas mergaitės mokai dainuoti, o kodėl tu manęs nemokai dainuoti? Tai aš taip, sakau, kad nėra laiko, tai laiko nelabai buvo. Bet jinai sako, tai vis tiek kažkaip tai tu mane pamokyk, bet mintyse aš galvoju, kam čia reikia mokyti, taigi jai viskas aišku, aš dainuoju, jinai kopijuoja ir kam čia dar reikia papildomai mokyti. Ir manau, kad išmoko, tikrai nereikėjo jos ten labai mokinti. Migdydama Saulenę, kai ji gimė, dainuodavau. Ir tikrai nemažai ir lopšinių, ir paskiau žaidinimų įvairiausių. Nuo pat mažens aš jau ją iki metų nešiojausi į repeticijas. Aplinka buvo tokia, o paskiau muzikos mokykloje jau su vaikais pradėjo bendrauti, pradėjo jau draugauti su mergaitėm ir tada ir sugalvom, kad reikia ruošti tramtatuliui, sutartines pagiedoti. Tai tada jinai jau tapo ne tik suaugusių aplinkos nare, bet ir vaikų. Nusprendėm, kad sutartinės yra tikrai tas žanras, kuris tinka joms. Aš šiek tiek joms ir įrašų duodavau ir tada jos pasirinkdavo pačios, kas joms patinka. Ir taip pradėdavom darbą. Jeigu dainas dainuodavom, tai labai įsigilindavom ir į prasmę. Aš linkiu tramtatuliui kūrybos ir improvizacijos, eiti gilyn į suvokimą, dėl ko ta daina buvo sukurta, kokia aplinka sąlygojo. Ir manau, kad tada tikrai vaiko pojūtis atsiras kitas. Gali lauką viena sėdis, gali lauką viena sėdis, oi dailylę viena sėdis, oi dailylę viena sėdis.
Man labiausiai patinka žemaitiškos liaudies dainos, tribalsės, daugiabalsės dainos. Tai tas sąskambis yra, nežinau, tiesiog nueina iki visų ląstelių ir šiurpas tiesiog perbėga kūnu, kaip tai yra gražu ir kai, pavyzdžiui, dainuoja vyrai arba vyrai ir moteris, bet būtinai abiejų lyčių asmenys, tai taip gražiai suskamba ir taip pilnatviškai, kad tiesiog nežinau, ar yra kas gražiau. Ir žinoma, sutartinės man taip pat yra labai gražios giesmės. Aš ir paties giedojau, tai turbūt ir todėl, kad aš galėjau susipažinti ir prisiliesti, bet ir apskritai tas sąskambis toks tai yra visiškai išskirtinis. Na, jokių kitų dainų ar giesmių tu negirdi su tokiais sąskambiais, tai aš manau, tas išskirtumas man ir suteikė to žavumo, kodėl aš jas ir myliu ir mėgstu. Tramtatulis ir dalyvavimas šitame konkurse man būdavo šventė, kiek aš pamenu. Aišku, iki to būdavo ilgas kelias, tu ir repetuodavai ir, na, gal ne visada ir norėdavai repetuoti, norėdavai geriau paveikti kažką kito. Bet kadangi aš Tramtatulyje dalyvavau su savo draugėmis, su kuriomis aš ir tiesiog ir paprastai bendraudavau, tai man būdavo vis tiek šventė, man būdavo smagu. Aišku, prieš patį pasirodymą būdavo to jaudulio, neslėpsi. Tu supranti, kad eini į sceną, supranti, kad turi pasirodyti geriausiai, tai to jaudulio šiek tiek būdavo, bet na, vis tiek visas procesas būdavo labai smagus. Į konkursui Tramtatulis pirmiausia palinkėčiau turėti mokytojų, kurie ruoštų vaikus. Tai galbūt net dar suspėtų ir aplankyti gyvus likusius senolius, kurie perduotų visas tas dainas ir pasakojimus ir galėtų jie perduoti savo vaikams. Ir aišku, tada reikia ir vaikų, ir kad jiems tai būtų džiaugsmas pasirodyti Tramtatulyje.